galima pasisveikinti. Galime pasisveikinti. Labas rytas. Tai aš pasakysiu, labas vakaras, Donata. Ačiū labai, kad atvykai, labai malonu, žinai. Tai gal tu ir prisistatyk, nes pas tą Instagram'e parašyta, kad esi atlikėja, žurnalistė. Aš su kai kuriais žmonėm pašnekėjau, tai sakė, kad žino tave iš Kelias į žvaigždes. Arba žino tave kaip žmona kalinio buvusio. Tai daug istorijų girdėjau, bet iš tikrųjų pirmą kartą, kaip aš tave pamačiau, tai vienas YouTube kanalas, kurį greičiausiai tu žinai, Nešvankiai. Padarė, apgavo tenai biški žmonių, tai aš ten biški gerai pažvengiau vienu žodžiu, vieną iš tų žmonių, aš kaip supratau, tu buvai. Kas ten buvo? Ne, aš pasakysiu taip. Pápeldej sportui numeris 1. Užsuk į mūsų internetinę parduotuvę humanperformance.lt ir išsirink sau tinkamus. Mane apgavo gal kokį 30%. 30. Jo, ir kokia ten situacija buvo, supranti, aš tos vaikinus lygiai taip pat žinau jų tą kanalą, nes aš matai, kadangi aš esu žurnalistė, tai aš visose tose TikTokuose, YouTube'uose, socialiniuose tinkluose kaip ir privalau sėdėti ir čekinti turinį dėl to, kad tai yra tam tikra mano darbo dalis. Ir tuos vaikinus aš buvau irgi atradusi ir man jų kuriamas turinys iš esmės visai patiko ir aš, kaip šiandien prisimenu, man buvo labai geras jų bairis, kurie, nežinau, ar tu matei ar nematai, bet ten buvo toks, kur žvakė, jie nupirko visiškai ten paprastą parduotuviai pigiausią žvakę ir jie išsiuntinėjo, tiem mūsų influenceriukam, reiškia, irgi užklausas, kad ar jūs galėtumėt pareklamuoti labai kvepiančias žvakes. Barterio agreement. Jo, ten, ta prasme, padovanosim žvakę, bet pasakykit, kokia jinai kvapni ir nuostabi, nors jinai ten visiškai nekvepia. Ir mintis yra tokia, kad tie influenceriai, jie reklamavo, jie supranti, jie uostė, jie pasakojo, kokia jinai yra kvapni, kaip ten tikrai buvo žiauriai juokinga, žinant tai, kad ta turbūt žvakė visiškai nekvepia. Bet su šituo bairiu, aš tiesą sakant, šiaip aš gerą humoro jausmą turiu ir kaip aš sakau, moku ir iš savęs pasijuokti, bet šitoj vietoj aš nesupratau bairio ir man tiesą sakant pagailo netgi tų, kurie pasimovė ir kurie nusintė jiems video, nes visa esmė yra, kokia buvo. Esmė yra tokia, kad aš gavau, kaip ir daugelis kitų, ten daugiau mažiau žinomų žmonių, mailą su neva tai pakvietimu į nepatogius klausimus. Taip. Bet viskas buvo, žodžiu, kaip buvo. Papasakok. Esmė tame, kad Rolando. Jo, bet esmė yra kokia. Pasakysiu taip, aš nežinau kaip kiti, bet aš kalbėsiu už save, žinai, aš esu šiaip gan užimtas žmogus. Ir dažniausiai man kiekvieną dieną vyksta kokie nors filmavimai, montavimai, ten, žodžiu, šifravimai, medžiagos rašymai ir tarp viso šitos makalynės, karts nuo karto mano rankos yra telefonas, kur aš tiesiog matau, kad atėjo kažkokia žinutė ir, žodžiu, aš gaunu į savo Instagramo profilį, matau, kad kažkokia reklamos agentūra, kuri man parašius, labą dieną, mes norim jums ten kažką pasiūlyti, ar galit parašyti savo elektroninio pašto adresą. Ir aš net nesigilinau, net nelindau į tą profilį, žiūrėti, kas ten per reklamos agentūrą, aš tiesiog parašiau labas ir nusinčiau savo elektroninio pašto adresą. Ja. Viskas, tom ir pasibaigė. Ja. Tada po kelių dienų į mano paštą ateina būtent tas pakvietimas į nepatogius klausimus. Lygiai taip pat tą laišką, aš bedirbdama, gal ten netgi po kažkokio interviu pasižiūrėjau, pala, kur čia mane kviečia, nepatogus klausimai. Ir esminis momentas, kad jie, suprantate, kaip yra, tie bernai, jie iš tikrųjų gudrus, dėl to, kad jie buvo padarę tokius labai tinkamus dalykus. Pavyzdžiui, logotipas buvo labai aiškus, nes logotipas buvo raudonam fone, nepatogus klausimai. Nu čia jau nepasimesi, tu iš karto gauni, tu matai, žinai. O ten tos klaidelės tekste, jos buvo taip gudriai padarytos, kad ten, kas yra juokingiausia, kad aš padariau screenshotą to pakvietimo ir mes savo prodiuseriniai kompanijoje turim bendrą chatą, kur sėda visa mūsų hebra ir mes ten kartais dalinamės visokiais įspūdžiais arba kažkokiais nutikimais. Ir aš tą screenshotą įmečiau į tą chatą, sakau, žiūrėkit, hebra mane kviečia nepatogius klausimus, eit, žinai. Ir visi, nepastebėjo. Niekas nepastebėjo, dėl to, kad tai buvo tokios, tarsi, kai tu nori apgauti... Gerai prankas padarytas. Aš tai dėl to ir juokiausi, nes tai buvo gerai padaryti. Bet, žodžiu, kokia buvo mintis. Ir tada, supranti, aš galvoju, žinai, man dar čia kolegų sako, tai aš sakau, ką man ten, sakau, žinai, pasakot, sakau, nesąmonė, žinai, kad neit, žodžiu. Ir mintis yra tokia, kad aš pradedu pastebėti, nes aš vėlgi seku labai daug tų žinomų žmonių ir aš pradedu pastebėti, kad daug, žodžiu, tų žinomų asmenų dalinasi, kad jie lygiai taip pat gavo pakvietimus į tą laidą, žinai. Per Instagramą. Jo, per Instagramą. Ir jie ten irgi ten vos nedžiaugiasi, ten dalinasi savo įspūdžius. Aš galvoju, pala. Aš kadangi pati dirbu laidose, aš žinau, kaip tai vyksta. Dažniausiai tu nekvieti
iš karto daug žmonių. Dažniausiai tu tarėsi turbūt, nežinau, nu tu nusprendi, ką tu nori pasikviesti ir tu su tuo žmogumi ir derini iki galo, kol jis ateina pas tave į laidą, nusifilmuoja ir panašiai. Nemasiškai. Jo, ir man čia jau buvo pirmas, galvojau, palauk, kaip jie čia dirba, žinai, kad jie iš karto tiek daug žmonių, žinai, jau dalinasi įspūdžiais, kad juos kviečia tą laidą. Tai čia buvo man pirmas, tada aš kaip žurnalistė įeinu vėl į tą laišką ir vėlgi žiūriu, kas man parašė. Ir aš pirmiausia žiūriu, kad buvo parašyta, man atrodo, Šarūnas Mužeika ar Mažeika, dabar neprisimenu, koks tai buvo. Ir kadangi aš dirbu televizijoje ir daugiau mažiau pažįstu ir portalų žurnalistus. Ir aš pasiskaičiau, aš sakau, aš nepažįstu tokios mens. Tarsi, aš nesusikirto keliai, ką aš darau. Skambinu kolegijai, sakau, klausyk, sakau, tu pažįsti tokį Šarūną, žinai, ir pasakau ten tą pavardę. Ir jis sako, blemba, nu nėra tokio. Sakau, pala. Ir jis sako, bet yra, sako, labai panašus. Tai sako, gal, žinai, taipino, padarė kokią klaidelę ir vėl mane taip, žinai, nuramino, kad sako, nu tai žinai, gal kokia rašybos klaida. Nu, okei, žinai, ir vėl. Ir tada, supranti, tai dvejoji, tai tu dar nebuvai šimtų. Ir aš nieko, supranti, nes jie iš karto spaudė ant to, kad tu turi atsiųsti video, supranti? Tu turi atsiųsti video, kur ten turi pasidžiaugti, kad tave pakvietė ir maždaug užduokit man klausimus. Ir aš tokia galvoju, jeigu jie čia tiek daug žvaigždžių kviečia, reiškia, aš nesu čia kažkokia labai svarbi ir galvoju, nieko aš jiem nesiūsiu, supranti, nes, nu, tipo, kam? Nu, jeigu reikės, išlauks mane, žinai. Žodžiu, ir mintis yra tokia, kad aš jiem nesiunčiu to video, nors iš jų gavau dar vieną laišką su spaudimu, kad tipo, davai atsiųsk čia, žinai, tai vat laukiam čia to video, žinai. Aš galvoju, nesiųsiu, žinai. Tai du neparašė. Jo, ten kažkaip buvo, nes aš parašiau, kad gal ir būtų fainai sudalyvauti ir tada jie man vėl parašė, kad tipo jo, kad sako, tai, tai atsiųsk tą video, žinai. Video. Ir aš galvoju, nesiųsiu, jeigu čia, žinai, tiek daug dalyvaus, tai kam čia, žinai, ta prasme, prie ko. Taip. Ir tada aš sekančią dieną prisimenu, ateinu į darbą ir kažkas iš kolegų sako, žinok, sako, matėm kažkokį pasisakymą to pačio Rolando, kad lyg tai kažkas ten jo vardu naudojas ir kvietinėja laidas. Ir tada, tik tada, suprantam, aš prisiminiau tą momentą, iš kur apskritai jie gavo mano elektroninio pašto adresą. Ir tada, ką aš darau, aš einu į tą agentūrą, kuri manęs klausė to mailo ir aš matau, kad ten yra vienintelis, man atrodo, gal ten vienintelis sekėjas sekantis tą agentūrą ir kad jie matosi, kad pasiekė kažkiek tai, nu, dėl vaizdo, kad, nu, ta prasme, nebūtų visiškai tuščianketa. Ir tada aš supratau, kad čia yra išdurkė. Ir tada vėlgi aš galėjau, supranti kaip yra, aš kaip ir galėjau susilaikyti. Ir nieko, ta prasme, va, šitoj vietoj nutilt. Bet man toksai buvo, žinai, galvo, blemba, žinai, tipo, va, kai matai, supranti. Ir aš tiesiog savo profilyje pasidalinau įspūdžiais. Ir dėl ko dar, žinai, man toks buvo vidinis toksai. Aš ne tai, kad ten supyk, žinai, bet man toks buvo, galvoju, aš pati, supranti, kviečiu žmonės į laidas ir aš žinau, ką tai reiškia, nes po to jie dar ten taip vartė ant to, kad tipo, nu, vos ne, kaip jūs čia tikit, kad iš Gmailo jūs čia pakviesi laidą, nes tokie portalai kaip Delfi arba ten kažkokios esminės, ten, žodžiu, žiniasklaidos priemonės nesinaudoja Gmailais. Nu, tai aš pati dirbu prodiuseriniai kompanijai ir tiesą sakant, siuntinėju į rimtas laidas pakvietimus iš Gmailo. Suprantate, tai čia man buvo pirmas toksai, kad, nu, ne, taip, nu, ne visiškai tiesa, jo. Ir kitas dalykas, man toks buvo, galvoju, blema, dabar per juos bus dar sudėtingiau prikvies, supranti, laida žmonių, nes ir taip, nes, pavyzdžiui, net tu man parašei ir aš jau man iš karto buvo, pala, galvoju, aš galvoju pasitikrinsiu, aš dabar viską 10 kartų tikrinu. Gal, jo. Tai va, bet ir vėl aš noriu reziumė viso šito reikalo, suprantu, kad tai yra bairis, bet pasakysiu, kodėl man pagailo tų žmonių, kurie vis tik atsiuntė tuos video. Aš mačiau, kas ten buvo tokia. Ten buvo Viršila, man atrodo, atsiuntęs, Biliauskaitė, Orlauskas. A ne? Jo, buvo Orlauskas atsiuntęs, porą panelių ten irgi nežinau. Nu, tokių jo, tai žinai, bet aš ką noriu pasakyti, dėl ko man šiek tiek gaila, nu, aš suprantu, kad yra tas momentas, kad jeigu tu esi ten daugiau mažiau žinomas, kad atsiras tokių, kurie tave, žinai, kaip čia, liaupsins ir atsiras tokių, kurie norės gal, žinai, liaudiškai tariant, papizdavo tave, iš tavęs kažkiek pasijuokti, bet man buvo gaila dėl to, kad, suprantate, kaip yra, tie žmonės, nu, sakykime, mes visi norim daugiau mažiau kažkokio tai dėmesio, ne? Jo, aišku. Jo, ir kai tu nori to dėmesio, normalu, kad kai tave pakviečia laidą, tu turbūt apsidžiaugi, ar ne? Gal ten ir neįsiskaitai kažkokios niuansus. Ir Rolando, nu. Nu, kaip pavyzdys, jo, tai yra populiari laida, sulaukianti daug, žinai, žiūrimumo, viskas sakei. Ir man buvo gaila dėl to, kad tie žmonės tiesiog, nu, jiem fainai buvo, jie norėjo, jie pasidžiaugė ir tam tikrą prasme juos tokiu, žinai, paėmė ir, nu,
Ir man toks buvo, nubliamo, galvoju, man nuoširdžiai gaila, suprantu, aš galvoju, kodėl va šitoj vietoje reikia, va taip, žinai, taigi čia normalu, kad jie norėjo, normalu, kad jie apsidžiaugia, žinai. Jo, tai aišku, čia viskas normalu, Jo, bet matai, iš mano žiūrovų pusės, žinai, tai čia iš prenko pusės, tai aš tai manau, čia buvo žiauriai juokinga ir achujienai. Nu, nežinau, man su žvakėm buvo juokingiau, žinai, tai va, o ką norėjau... Tas irgi juokinga buvo, jo. Ir ką norėjau... Matai, su žvakėm ne ant tavęs krito, jeigu tu būtum tą žvakę reklamavus. Gal irgi būčiau verkus jaučiu, bet esmė yra tokia, kad tai va, ir aš šiaip galėjau toje vietoje nutilėti, bet sakau, aš pasidalinau savo, tai va tą visą istoriją aš supasakojau nuo pradžių iki pabaigos ir aišku, hebra jie pasėmė, žinai, mano tos pasisakymus, tada aišku, kadangi jie pasėmė mano pasisakymus, tada žinai išėjo, aš ten dar tada kiti žurnalistai pagavo, kad aš jau pasisakiau tą temą, tada išėjo, žinai, automatiškai straipsniai, nu tokie gavausi kaip ir, žinai, straipsniai darbo. Jo, buvo, kažkurie portalai buvo net pasirašę, kad va čia sureagavo Mackevičius ir dar Laisvas, supranti, pasisakė, kad čia, žinai, bet iš tikrųjų tai viskas okei, žinai, nu ta prasme toks, dabar sakau, dabar viską labai atsargiai. Man net kažkas man net atsiuntė ten pasiūlymą, mes jums norim padovanoti striukę. Neikit nachur. Ir aš nieko, ir aš galvoju, nereikia man jokių striukių, man nieko nereikia, nesiūskit tai striukių, nes aš ir šiaip nesu, suprantate, aš nelaikau savęs jokia influencerė, pavyzdžiui. Aš mačiau, kad tu neik produktų, tai reklamu. Aš neturiu laiko, suprantate, aš neturiu laiko ir aš toks žmogus, kad jeigu man reikės kremo ar striukės, aš nueisiu ir nusipirksiu, suprantate, aš tam tai nėra mano prioritetas, žinai, tai va, aš dirbu ir užsidirbu, aš viskas okei, aš turiu ką veikti ir iš ko gauti pelną, nebūtinai iš Instagramo. Tai va. Tai papasakok, ką tu veiki dienom, ką dirbi būtų? Ką dienom veikia? Aha, nes kaip biški prodisuoji. Jo, aš daug darau. Tave žino iš Kelias į žvaigždes, bet tai... Tai čia pradžia. Čia yra visiška pradžia, čia aš buvau, žinai, Kelias į žvaigždes apskritai yra toks... Aš manau, kad tai ir buvo mano tramplinas į visą kelionę, kurią aš dabar keliauju, žinai, nes aš esu vaikas iš kaimo, visiška kaimietė. Koks ten kaimas? Seredžius. Seredžius Veliuona. Aš, ta prasme, du tos miestelius laikau kaip savo Jurbarko rajonas. Čia jeigu važiuotum, pavyzdžiui, iš Vilniaus į Kauną, iš Kauno važiuotum Raudondvario plentu Panemunę, visa šita, kur Raudonės pilis, Vitėnų pilis. Jo. Ir ta prasme, pravažiuotum tuos mano miestelius. Ten be galo gražu, šiaip tiesą sakant, Dubysai, Nemuno įteka, nu žodžiu, Piliakalniai, pilys, mes ten turim kuo pasidžiaugti, be galo gražus kraštas. Tai va, tai aš esu vaikas iš kaimo, mano tėvai nėra pasiturinti žmonės, aš prisimenu, kai man reikėjo važiuoti Kelias į žvaigždės atrankas, mano mama skaičiavo pinigėlį ir sakė, nu gal kažkaip išsiteksim, žinai, nes reikia vis tiek vaiką išleisti, žinai. Tai va, ir aš prisimenu, tuo metu tas projektas buvo be galo populiarus, labai buvo daug dalyvaujančių, ten tūkstančiais dalyvavo į tose atrankose. O kaip tu iš vis nusprendėjai ten eiti ir... Aš dėl to, kad aš matai kaip yra, aš visą gyvenimą, aš kiek save prisimenu, aš visą laiką svajojau dainuoti. Aš nuo ten 5 metų dainavau, nes man tas toks, žinai, įgimtas buvo, kad va, aš tokia, žinai, artistė būsiu, dainininkė, žinai. Tai va buvo kas juokėsi iš to ir sakydavo, žinai. Mačiau, kad straipsnį, kad daug kas tave ir nevykėlė vadina ir idiotė ir taip toliau. Ne, gal net nevykėlė, ne idiotė, bet žinai kaip klasėje. Aš tokia visą laiką, aš visą laiką būdavau drąsi savo teiginiuose. Ir aš visą laiką drąsiai sakydavau, aš būsiu dainininkė. Nu, žinai, atsiranda ten koks klasiokas, eik, tu durnė, kokia tu čia dainininkė būsi, kad čia nusišneki. Valysi ten, koridorius. Nu, tarkim, kaip pavyzdys. Tai žinai, aš visą laiką sakydavau, nu, kalbėk, ką nori, aš vis tiek, žinai, darysiu, kas man atrodo teisinga. Nu, va, ir kadangi aš labai norėjau, o tas projektas buvo be galo populiarus, nu, tai normalu, kad kai tu nori ten, žinai, dainuoti, tai tu seki tokius projektus ir svajoji, kad vieną dieną ir tu toj scenoje atsidurisi. Nes nebuvo kitų būdų, ne? Tai man turbūt atrodė, kad tai toks, kaip čia greičiausias būdas, žinai, nes koks tas būdas, kai aš esu kaime, kai aš į Vilnių turbūt atvažiavau pirmą kartą būtent dėl šito projekto, žinai. Nu, va. Tai va, ir tada patekau, supranti, va čia yra mistika, aš iki šiol nesuprantu, noriu tikėti, kad dėl to, kad buvau talentinga, žinai, bet dėl ko iš tiek tūkstančių žmonių atsirinko mane, man, nu, čia reikia turbūt gal dievuliui padėkoti. Nu, ten tūkstančiai žmonių, tikrai tūkstančiai. Ten aš prisimenu, aš iki šiol prisimenu tą vaizdą, aš atvažiuoju ir ten minėtų žmonių ir aš galvoju, o Dieve, žinai, vaikų iš kaimo, tu savim nepasitikė, tu tiki, kad tu gali, bet kai tu pamatai ten, pavyzdžiui, 1000 kartų už save gražesnės, ten drąsesnės, žinai, ten atvažiuoja iš miesto, ten visos mandros, aš tokia, galvoju, kaip čia reikėjo, žinai, suktis. Tai va, ir tada patekau. O kaip patekai, tiesiog išsiuntėjai užklausą ir tave išrinko? Ar? Ten, matai, buvo, jo, tu turėjai užpildyti anketą, tada
turbūt pagal tas anketas, aš taip įsivaizduoju, turbūt vis tiek žiūri ten tavo nuotrauką. Prafiltravo, kažkaip atrinko ir tada buvo Vilniuje perklausos. Tada tu jau turėjai dainuoti tenai. Buvo komisija susėdų, žinai, kurie ten tave klausė, tu ten padainavai, ten kažkiek pakalbino, jie visą tą užsifilmavo, užsifiksavo ir tada po... Užsifilmavo? Jo, vyko ir filmavimas ir tada aš nežinau... Nei TV. Aš nežinau, gal po to jie įrodė, žinau, tas atrankas. Man atrodo, kad gal rodė. Labai senai matai buvo. Ir tada aš nežinau, kiek praėjo laiko. Gal ten koks grubiai mažiau, gal nei mėnesiukas ir man paskambino. Supranti, man paskambino pasakyti, kad aš prisimenu, kad aš... Jūs laimėjot. Ne, sako... Jūs žvaigždė. Ne, sako, kraukis daiktus, nes patekai, žinai, iš serijos į dalyvausi. Ir aš tada galvoju, kur, ką, kaip, žinai. Man čia buvo, žinai, kas man tai prilygo laimėti loterijoje milijoną. Žinok jo, man tai buvo, wow, aš galvoju, va čia tai jo, žinai. Tai va, bet tada, aišku, visa aplinka jau mano ten tėvai pradėjo pergyventi, žinai, jie ten suprato, kad aš to labiau ten tuo metu buvau 19 metų, tai aš vaikų vaikas buvau dar toksai, žinai. Tai va, ir patekau jo, ir po to nuo to va viskas ir užsisuko. Nes tada, žinai, automatiškai atsirado kažkokie tai pažįstami, žinai, aš susiradau draugę, žinai, žurnalistę, žinai, atsirado kažkokie ryšiai, kontaktai. Aišku, po kelias į žvaigždės buvo toks tarpas, kada dirbau paprastus darbus, aš dirbau ir vadybininkė, ten tokių, žinai, aš niekada nebijau darbo, nes žinau, kad, reikia už kažką, žinai, gyventi. Bet vis tiek aš giliai viduj jaučiau, kad, vis tiek man supranti kažkaip ta scena, gal kažkoks su televizija, kokie reikalai mane traukia visada. Ir aš visą laiką sakydavau, kad jeigu aš norėsiu kada gyvenime dirbti, jeigu dirbti darbą, tai tokį, kad jis tau būtų malonus, kad tai nebūtų tau kančia, kad tu keliesi, žinai, ir tu kaip į kokį, žinai, katorgą. Tai aš visą laiką to siekiau, kad man darbas, visko kiekvienam darbė būna, bet vis tiek, kad tai būtų tau malonus užsiėmimas. Bet kelias į žvaigždės, tai čia toksai, pavadinkim to darbo, ne, čia toks buvo one-off projektas, sakykim. Taip, čia toks išpopuliarėjimui labai padėjo, greitai. O kaip tau pačiam projektas sekės, aš visiškai nežinau. Sekėsi, aš sakyčiau, aš buvau ten vidutinė, ta prasme, aš ten palyginus greitai. Pagal dainavimą ten visgi atrinkdo ir pagal žmonių balsus. Ten pagal žmonių balsus, o mes ten po to kaudavome, žinai, ten būdavo ten pliusai, minusai, man atrodo. Ir žmonės balsuoja žinutėm. Ir aš ten, žinok, iškritau gal po kokio 1,5 mėnesio, man atrodo. Tai dar... Jo, tai va kaip tas procesas 1,5 mėnesio, ką tu ten veikiai? Žinai, aš iki šiol, aš kai atvažiuoju Akropolį, visiems sakau, čia yra mano pirmoji gyvenamoji vieta, nes mes gyvenam Akropolį. Kuriam? Vilniaus? Vilniaus, jo. Tai čia mano... Kurio čia vietoj ten tam Akropolį? Ten toks yra, kaip tau paaiškinus, čia yra, ten kaip verslo toks... Ten yra verslo centras, ne? Aš nežinau, ten kelintas įėjimas skaitosi. Bet, žodžiu, yra tas verslo centras. Ir, žodžiu, tam verslo centre pakilus, aš dabar net neprisimenu, kelintą aukštą, ten buvo padaryta, ten buvo visas aukštas, tarsi vien tik tai gyvenamasis plotas padarytas. Ir lovos spalva? Viskas, ten, ta prasme, net nepamenu tiksliai formato. Ten, ta prasme, visiškai tu ateini ir gyvenai. Jo, fainai buvo. Įdomu labai buvo. Patiko? Žinai, viskas nauja. Čia ne tik dainuota. Ten, iš esmės tas dainavimas, tai ten buvo koks 3% turbūt. O šiaip pagrindė, taigi ten, žinai, santykiai, aiškinimai, pavydai, visa kita, bet jo, įdomi mokykla buvo. Ir aš, pavyzdžiui, iki šiol prisimenu, aišku, po šito projekto daugam susisuko, supranti, smegenėlės, labai daug kas... Norėjo žvaigždėm toliau? Matai, kaip yra... Žvaigždžių lygą pagavo? Ne tai, kad žvaigždžių depresija, žinok, man atrodo, pasigavo visi, nes tu įsivaizduok, tau vieną akimirką... Visą Lietuvą žiūri, o kitą dieną nebežiūri. Tu niekam nebereikalingas, supranti, ir tu pranti, kad tavimi rūpinasi, kad tave ten, žinai, aprengia, pagrimuoja, nuveža, parveža, tau net maistų nereikia rūpintis, tau, ta prasme, atveža, tu valgai, ta prasme, tau apie nieką nereikia galvoti. Ir staiga tu to viso netenki. Ir tada tu toks supranti, nebesupranti, kas su tavim darosi, kaip čia, ta prasme, iš niekam nebereikalingas. Tai aš puikiai prisimenu vieną iš prodiuserių, žinai. Buvo, prisimenu, repeticija ir kažkaip mes su jais išnekom ir jinai man sako, žinai, sako, aš savo vaikų neleisčiau tokį projektą. Realybės šou bendrai. Ir aš tada ją žiūrėjau, galvojau, kaip jinai gali neleisti savo vaiko. Kaip pati prodiuserė. Jo, galvojau, taigi čia fainai. Ir aš dabar tik tai suprantu, ką jinai turėjo minty. Nes supranti, po to viso labai turi su savim stipriai dirbti, žinai, kad iš to, iš esmės, kad, nežinau, ten, kad nenusigertum, kad nenusivalkatautum, nes tai yra tikrai didžiulė, ir ypatingai dar, kai tu esi toks jaunas, tau yra ten 19-20 metų. Tu dar pats nesupranti, koks tu turi būti, žinai. Duoda biški nuodo. Ojei, labai. Tai va, bet gerai, bet gera mokykla buvo. Jo, labai įdomu, žinai. O girdėjai gal kažkokių istorijų po to iš savo ten tų aplinkos? Kolegų aplinkos, tai vis, žinok, labai, pasibaigė negerai?
Aš manau, kad gal kad ne tai, kad aš manau, kad visi turėjo tokių juodų dienų, nu tai pavyzdžiui, tas pats kaip pavyzdys Vudis, ar ne, jisgi... Su juo kartu jis buvo tam? Jis buvo, man atrodo, Anksčiau, bet jis, pavyzdžiui, pasakojo, kaip jisai buvo ten, žinai... Negirdėjau, ką jis sakė. Nu tai jisai ten buvo pradėjęs ir gerti, žinai, su alkoholis ir panašiai. Aš manau, kad va, tai iš to ir atsinešė, žinai, tos visos tie visi reikalai. Aišku, gerai, kad žmonės laiku susisgrybo, iš to išlipo, bet aš manau, kad ten, žinok, mes visi tokie praėjom tą tokią... Ir tau buvo? Aš ne, man žinai, kaip yra, aš matai geras vaikas, šiaip palyginus, jeigu taip, žinai, gal, kaip čia nepasakytų į mane pažiūrės, bet aš toks, žinai, aš kaimo vaikas, aš gerėtis, aš ten, žinai, man būtų buvę baisu ten nusigerti, nes aš tėvų bijojau, žinai. Tai, bet mintis yra tokia, kad šiaip depresija buvo, nes aš po to grįžau, žinau, pas tėvus vėl į kaimą ir, žinai, iš Akropolio supranti vėl į kaimą. Ir aš tokia galvoju, blemba, žinai, kažkaip čia ne taip, žinai, ką dabar daryti. Ir ką galvoji daryti, tai va tada ir pradėjai ieškoti darbų? Jo, tada aš žinojau, kad reikia tada dažnai suktis kažkaip tai, ieškoti darbų ir aš tada kažkaip tai į Vilnių, jo. Ir aš tada atsikėliau į Vilnių. Ai, atsiprašau, aš dar tuo metu, matai, buvau su Vilnium susaikstyta dar kitais reikalais dėl to, kad aš ne tik, kad patekau į Kelias į žvaigždes, aš tuo metu baigiau 12 klasę ir aš įstojau čia mokytis Vilniui. Ir vėlgi įstojau ten, kur labai norėjau. Tai aš buvau įstojus į Vilniaus kolegiją menų fakultetą, aš būčiau buvus muziklo aktorė, kur man irgi pasisekė įstoti, žinai. Nes ten irgi buvo daug stojančiųjų, bet ten jau po to man nepasisekė pabaigti mokslų dėl to, kad aš buvau daug praleidus dėl Kelias į žvaigždes ir ypatingai kažkaip į mane labai kreivai žiūrėjo ir ten mačiau, kad ir dėstytojai, ir studentai, tipo maždaug, žinai, tokie, žinai, atėjo iš teliko. FIFA. Ne tai, kad FIFA, bet tokie, žinai, nu, tipo, nerimta. Nu, nieks nelaikė, kad čia labai rimtas reikalas šitie visi realybės šou. Ir aš tokia jaučiausi, kad nepritampu, kai tada pradėjau pajaus, kad nepritampu, tada nebenorėjau eiti tas, žinai, studijas ir tada, vat, prasidėjo, žinai, tokie, nu, žodžiu, tai taip ir nebebaigiau tų mokslų. Ir kai nebaigiau mokslų, tada supratau, kad nieks man čia pinigų neduos pragyvenimui, reikia suktis ir dirbti. Ir pradėjau dirbti. Ofiso darbai, sakai? Jo, ofiso buvo darbai. Bet aš iki šiol prisimenu, aš dirbau tokioj kompanijoje, kur spausdina visokias atvirutės, ten, pavyzdžiui, ten lankstinukus, nu, žodžiu. Tu tokia vadybininkė, žinai, kur tu skambini įmonė ir sakai, laba diena, mes turim labai gerą ten, žinai, akciją, galim padaryti jums ten vizitinės korteles arba ten kažką, žinai. Tai va, ir aš prisimenu... Išėjo parduot? Jo, aš tokia, žinai, tu gali parduot, aš pakalbėt moku. Man patinka. Bet esmė yra tokia, kad aš prisimenu, kai aš padirbau, aš neprisimenu, kiek aš ten pradirbau, bet aš jau kai pasakiau, kad aš išeisiu iš to darbo, mano ten viena tokia kolegė, tokia vyresnė, gerokai žmonė, jinai atėjo man tai per petį, sako, ačiū Dievui, sako, aš negalėdavau į tave žiūrėti, sako, aš matydavau, kokia tau kančia, sako, nuo 8 iki 5 sėdėti, sako, šitam ofise. Ir iš tikrųjų, žinok, man pats darbas gal ir nebuvo labai tam blogai, bet man tas va sėdėjimas nuo 8 iki 5, aš galvoju, žinok, man, nu, ne. Aš tada supratau, kad aš galiu dirbti, bet jeigu va taip, va, žinai, tai man bus šakės. Tai tada... tu nenori, tau nepatiko tas... Nepatiko nuo 8 iki 5. Nes daug žmonių būtent tai ir patinka, kad jie žino, ką darys pirmadienį ir panašiai. Nors aš esu šiaip labai tokia disciplinuota, žinai, ir mano ir iki šiol diena yra labai disciplinuota, aš keliuosi 5:30 kiekvieną rytą. Ta prasme, aš turiu savo grafiką, dėl to, kad, nu, tarkim, šiuo atveju turiu ir, žinai, ir sūnų, kurį turiu, žinai, suruošti į mokyklą. Aš esu tas... 9 metai. Aš tokia esu, kur labai nemėgstu vėluoti, mokau ir sūnų, kad niekada negalima vėluoti ir, pavyzdžiui, mano vaikas niekada nėra pavėlavęs į mokyklą ir pamokas, niekada už tai nėra gavęs pastabų. Tai, žodžiu, tai aš tokia mėgstu, žodžiu, turiu savo tvarką, bet jo, ir tada aš supratau, kad, žodžiu, man nepatinka tas darbas ir tada, kaip šiandien prisimenu, aš turėjau kolegę, vat, žodžiu, žurnalistę, tokią draugę ir mes sėdim, vat, Vilniaus centre ir aš jai tiesiog godžiuosi, žinai, kavos puodelį pasėmus ir sakau, žinok, sakau, nepatinka man tas darbas, ką man, sakau, daryti, žinai. Ir jinai man tiesiog paprastai sako, tai skambink, sako, pilna tų televizijos prodiuserinių kompanijų, pasakyk, kad nori dirbti, žinai, sako, eik, teliką dirbti. Nu, šiuo atveju ten prodiuserinės kompanijas. Ir aš galvoju, blemba, rimtai, žinai, ko aš nebandau, kodėl aš neskambinu, taigi aš noriu, galiu. Ir va taip ir nutiko, aš paskambinau, man atrodo, pirmam gal buvo toks prodiuseris Richardas Rickevičius. Jisai tuo metu kūrė LRT televizijai įvairias laidas ir aš jam prisimenu paskambinau ir jis tada sako, okei, susitinkam ir mes susitikom, atsigėrėm kavos ir jis mane priėmė į darbą ir tada buvom vienas pirmųjų projektų, tai Triumfo arka per LRT, tai aš dirbau su operos solistais, žodžiu, aš buvau ta tokia
vėlgi, tam tikrą prasme vadybininkė, kuri turėdavo suderinti visokius filmavimo grafikus, ten, žinai, nu, kad viskas įvyktų taip, kaip priklauso. Tai va, tai prisimenu, šitas darbas buvo, tik tai viskas labai patiko, tik prisimenu, kad labai mažai atlyginimo gavau. Bet aš supratau visada, kad aš turiu, va dabar turiu, žinai, mokyklą, iš kurios turiu mokytis, imti kaip įmanoma daugiau ir ateis metas, kada, žinai, uždirbsiu daugiau, bet va čia yra mano mokykla, iš kurios aš arba paimu, arba nepaimu, žinai. Tai va, tai tada prasidėjo va, su tais va tokiais televiziniais projektais. Nu, tada... ir kaip tau ten buvo palyginus su ofisu? Oi, gerai, man patiko, jo. Ten irgi, vėlgi, sakau, nenoriu nupiešti kaip rojaus, supranti, nes kiekvienas darbas turi, sakau, ten būdavo, oi, ir bendram rezultate mes ten išsiskyrėm netgi piktuoju. Nes nepamirškim, kad žmonės, kaip čia menininkai, jie nėra labai lengvos asmenybės. Tas pats prodiuseris buvo toks labai... Nekomunikatoriai. Na, sakė, žinai, savotiški labai, žinai, bet va tas vėlgi, tas savotiškumas mane išmokė, žinai, prisitaikyti prie žmonių. Ir šiandien dieną aš, pavyzdžiui, visą laiką sakau, kad man nėra sunku pakalbinti nei bomžą, nei Seimo narį. Žinai, mano amplitudė yra labai plati. Aš galiu prie kiekvieno prisiderinti ir prisitaikyti ir, žinai, jį kažkaip tai pajust. Tai va, o tada baigėsi projektas, nes kaip ir visose televizijose, baigėsi projektai ir tada tu, žinai, arba gauni pasiūlymą prie kažkokio kito darbuotis, arba tada tu ieškai kažkur, kur save vėl padėti. Irgi kažkas pasakytų, atrodo rizikingai. Nuo projekto iki projekto šokinėt, jokios struktūros, jokio bet matai, stabilumo. Bet iš kitos pusės aš supratau, kad jeigu tu būsi geras darbuotojas, tarkim, ar ne, tai tavęs visada reikės. Jo. Visada reikės, nesvarbu, kur tu bebūtum. Jeigu matys, kad tu esi sąžiningas, ten nevėluoji, kad tu atsakingas, kad tu, žinai, padarai tą, ką tu pasakai, tokių žmonių visada reikia. Visada. Tai vat, ir aš tokia norėjau būti. Aš tokia kažkaip tai vat, norėjau būti geras darbuotojas, kad man sakytų, vat, jinai yra gera ir jos nepaleiskim, žinai. Tai man taip ir buvo. Ir po to aš pradėjau migruoti per kitas prodiuserinės kompanijas ir tada aš prisimenu, įsidarbinau tuo metu pas Kristupą Krivicką. Jo, išėjau dirbti. Jo, šitą Kristupą girdėjęs esu. Ja, tai va, jisai kūrė tuo metu TV3 kanalui ne vieną projektą, bet ten irgi buvo istorija labai įdomi, nes aš prisimenu, kad aš jiem paskambinau pasisiūlyti dirbti, žinai, ir jie man sako, o tu automobilį vairuoji, o aš tuo metu neturėjau teisę. Aš galvoju, ką dabar sakyti, žinai, aš sakau, jo, vairuoju. Ir jie sako, tai gerai, tada ateik, žinai, pasikalbėsim. Ir aš galvoju, blemba, žinai, pamelavau. Galvoju, tai jeigu man reikės, žinai, kažką ten vežti ar daryti, kaip aš, žinai, išsisuksiu. Bet paskui galvoju, palanu, taigi aš su taksugi galiu, žinai, ir ten dar kažką. Tai iškart pradėjau galvoti, kaip aš tada, žinai, išsisukčiau. Bet, žodžiu, jie mane priėmė, bet jie priėmė mane kaip tokia labiau kaip administratorė. Nu, žodžiu. Ir tada taip nutiko, kad jie atleido. Reikėtų teisų? Ne, va taip ir neprireikė teisų. Biškį pamelavai? Pamelavau. Čia vienintelį kartą biškį pamelavai gyvenime? Ne vienintelį, bet va toks, žinai, kur labai norėjau ir galvoju, nu, jeigu dabar nes aš pabijojau, kad jeigu pasakysiu, kad neturiu, tai tas pokalbis daugiau ir neprasitęs. Galvoju, taip galėjo būti, ne? Gal, aš nežinau. Jo, aišku. Gal. Ir tada, žodžiu, jie atleido vieną redaktorę ir jie tiesiog matė, kad aš tokia, žinai, kaip degtukas pirgu ir noriu kažko ir tada jie pasiūlė man, sako, gal tu norėtum pabandyti, žinai, kaip laidos redaktorė. Taip, o ką daro redaktoriai laidų? Tai tuo metu buvo laida, pokalbių laida ir ten reikėjo, nu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ateina laidos, nežinau, prodiuseris ir sako, dabar filmuosim laidą, tema ten, pavyzdžiui, nežinau, mityba. Nu, tarkim, jo, mityba. Ir tai yra tavo laida. Ir tau, pavyzdžiui, paskiria tą laidą su ta tematika, tu tada su prodiuseriu sėdi, komunikuoji, dėlioji, kas tai galėtų būti per pašnekovai, kas ką galėtų pasakyti, tada tu kvieti tuos žmonės, tu tada turi visą, nu, žodžiu, tu paruoši visą laidą iš esmės. Sukvieti žmonės, tu juos su jais apsikalbi. Va toksai yra redaktoriaus darbas. Prodiuserio dešinioji ranka? Iš esmės jo, tu tiesiog turi, žinai, sudėlioti taip, kad ta laida būtų įdomi, kad žmonės ateitų, kad laida įvyktų, žodžiu, kad filmavimas būtų kaip priklauso. Tai vat, kai tokį darbą darai, tai kiek tu to laiko dirbi, nes tu minėjai nuo 8 iki 5 tau nepatinka, bet tai toks darbas gali būti kartais nuo 8 iki 8, ne? Tai visaip, visaip būna, jo. Ir vat kaip tau su mėgstama veikla, man matai, vat, kai tu mėgsti, tada nebesvarbu. Tada, kai tau patinka, tada yra labai gerai. Ir tada, jo, ir kažkaip, tai jo, ir tada, vat, ta pokalbių laida, o po to prisimenu, kad jo, jie man pasiūlė kaip žurnalistai padirbėti. Nors aš... O tai, vat, kom tada skirias žurnalistai, vat, nuo visko, ką... Matai, kaip yra žurnalistas, iš esmės, gal...
Kaip tau čia paaiškinus? Iš esmės, žurnalistas, matai, tave jau išleidžia į pasaulį vieną. Supranti, tu, pavyzdžiui, aš prisimenu savo pirmą... Už save, tipo. Ne tai, kad už save, pavyzdžiui, bet vėl tau pasako, aš prisimenu mano pirmas reportažas, į kurį aš išvažiavau su operatorium, buvo, man atrodo, apie kiaulių ūkį, nes ten buvo vienam kaime, skundėsi žmonės, kad yra ferma kiaulių ir iš tos kiaulių fermos žiauriai dvokės, mirda ir ten, žodžiu, yra konfliktas tarp ūkininkų. Ir blondinė į Tai ne tai, kad blondinė. Čia net ne blondinė esmė. Aš prisimenu, aš gyvenime nekalbinu žmonių. Man reikia atvažiuoti ir padaryti interviu, pakalbinti, ten išsiaiškintas visas, kai tu niekada to nesidaręs. Ir aš kaip šiandien prisimenu, aš sėdžiu tam operatoriui, tas operatorius man už nugaros tą kamerą pasistatė, šitas pašnekovas sėdė ir sakau, tai jau čia pradėti, jau čia kalbinti, žinai. Sako, jau kalbink. Tą mikrofoną laikau pirmą kartą gyvenime, net nesuprantu, kaip čia viskas vyksta, žinai. Tai buvo įdomu. Kaip sekės? Gerai, gerai. Tai dabar tu sakai kakadu, ne? Taip. Tai tu dirbi užkulisiuose. Matai, mes tokie kaip ir esame ir užkulisiuose, bet kartais temos išprovokuoja, kad tu ir gali ir būti, kaip aš sakau, situacijos, kaip čia pasakyti, pačiam centre, žinai. Dalis. Jo, dalis, pavyzdžiui, netgi to pačio reportažo. Ten kaip pavyzdys, aš kaip šiandien prisimenu, pavyzdžiui, dariau reportažą apie Petrą Gražulį. Tuo metu Petrą Gražulį kaltino, kad jisai, palaukit, kas dabar čia buvo nes pas jį labai daug visokiausių istorijų. Jo. Dabar galvoju, kas ten, tada gali buvo apkaltinę, kažkom jį ten buvo irgi rimtu apkaltinę ir aš prisimenu, kad aš su juo susitariau, kad aš atvažiuosiu ir pasidarysiu su juo interviu. Ir tu žinai, tu esi, kaip pasakyti, tu turi atvažiavęs, aš visą laiką sakau, aš kuriu istoriją. Aš atvažiuoju, aš pradedu kalbėti su žmogum ir aš jau karpau, supranti? Man įdomiai jis pasakė, neįdomiai, matau, kad kažko trūksta, tada aš turiu paprovokuoti, kad kažkas įvyktų įdomaus, nes aš visą laiką sakau taip, kaip čia, turbūt su viskom, ne tik su reportažais, bet ir apskritai, nežinau, su viskom, tu neturi palikti abejingo. Tarsi, tu turi sukurti emociją žiūrovui. Tarsi, aš manau, kad turi žmogus žiūrėdamas arba patirti kažkokį džiaugsmą, arba turi... O jeigu svečias nepatiria džiaugsmą, nes aš... Svečias? Supranti, nes išprovokuoti žmogų, aš galiu, pavyzdžiui, dabar imti ir tai čia, žinai, provokuoti. Pabandom. Aha, atsakykim. Ir po to nufilmuoti, iškarpyti ir įdėti. Ir jo, gal gale, žinai, ten galutinis žiūrovas bus patenkintas, nes ten dramos ir visa kita. Bet gal tas svečias šudinai jaučiasi ir po to grįžęs, sakys, ten nebeikit, nes čia daro taip ir taip. Tai tą balansą rasti tarp tipo provokavimo ir įdomumo ir tarp gal svečio gerbimo ar... Taip, bet matai, čia yra apie nepagarbą aš nekalbu. Pagarba turi išlikti. Bet kai provokuoji, ten dažnai kartais, žinai, ten tokia riba yra, sakykime. Bet aš matai, ką reiškia provokuoja. Aš tai dažniausiai esu tokia sąžininga ir dažniausiai klausiu tiesiog tas, kas man atrodo yra įdomu. Ir čia jau čia, aš netgi būna kartais iš tikrųjų būna tokių temų, kur aš žinau, kad aš užduosiu klausimą ir turbūt tas žmogus pasijus, kaip tu sakai, nepatogiai, bet aš visą laiką... Bet tai tiesa, ne, tavo manimu yra. Aš nežinau, ar tiesa, bet aš visą laiką sakau, jūs gal ir neatsakysit man, gal jūs ant manęs, sakau, net ir supyksit, kad aš jūsų paklausiu, bet aš privalau paklausti. Okay. O vat pavyzdžiui, kaip va taip ir, žinai, ten, tai padarėt ar nepadarėt. Ir tada aš tiesiog, žinai, kaip čia... duodu žmogui, nežinau, pasirinkti galimybės. Gal man pasakys, kad, žinai, aš nekomentuosiu. Taip. Aš dabar visai nesenai, arba šiaip dažniausiai, žinai, kas mane gelbsti, ta tokia humoro reikalas. Pavyzdžiui, aš dabar visai nesenai irgi dariau čia vėl, atsiprašau, kur čia žiūrėti, kurią kamerą. Mano mylimas Petrą Gražulį, neužpykit, aš jį be galo myliu. Šiaip jis mano labai geras, aš jau sakyčiau, toks mano pašnekovas, kurį aš jau galėčiau biografiją apie jį vesti, nes aš tiek apie jį reportažą esu pridaręs. Jo, labai daug. Iš čia buvo Jangar. Rimtai? O, geras. Matai, sakiau, kad jis drąsus žmogus. Jis šneka, jo. Tai va, tai žodžiu, ir mintis yra tokia, kad man irgi reikėjo, pavyzdžiui, jam užduoti klausimą, nes aš dariau temą apie tai, kad neva jį kaltina, kad jisai gyvena su vyru. Aha. Ir tai va, tai jeigu tema tokia, tai turbūt normalu, kad aš ir turiu taip to paklausti. Aha. Ir aš žinau, kad jisai tikrai, žinai, nepatiks jam tas klausimas. Bet aš jo tiesiog sakau, Petrai, tai va, šneka žmonės, tai gyvenat jūs to vyru ar negyvenat? Ir aišku, jisai, žinai, Laisva, tu čia manęs neklausinėk nesąmonį, žinai, čia klausinėsi, daugiau aš tau neduosiu interviu. Nes, Petrai, aš myliu, gerbiu, sakau, nepykit, mano darbas, aš turiu paklausti, žinai. Aha. Tai va, tai kai tu, žinai, žinai, labai priklauso, kaip tu prie žmogaus prieisi. Jeigu tu būsi jeigu tu būsi naglas, žinai, toks kažkoks arogantiškas, tai, žinai, tą žmonės labai jaučia, pašnekovai jaučia. Bet jeigu matys, kad tu sąžiningai nori, žinai, turiu paklausti, žinai, neužpyk, vat kaip, žinai, atsakyk, neatsakyk, bet pasakyk, žinai. Tai tada kažkaip kitaip viskas. Ir aš, pavyzdžiui, pasakysiu tau komplimentą. Aš, kai tu mane pakvietei į laidą, aš tau rašiau, kad
esu tavo laidos, šitos podcast'o tam tikrą prasme gerbėja ir pasakysiu, kodėl. Ir fainas ir turinys, bet aš visą laiką, kai vat, daug tų podcastų yra, ne, ir aš visą laiką stebiu tą, kuris, iš esmės generuoja, ne, pokalbį daugiau mažiau. Tai man ko tu patinki, žinai, man labai patinka žmonės, kurie yra dar nesusireikšminę, kurie dar nėra kažkokie mandri, kurie nėra kažkokie, žinai, pasikėlę ir aš visą laiką žiūriu žmogui į akis ir aš matau, kad jisai fainas, paprastas ir jis, žinai, kaip jis galvoja, taip jis ir klausia, žinai, taip jis ir sako. Tai mane tas visą laiką žavi žmonių, tas toks paprastumas ir tau labai linkiu, kad... Dingsta? Jo, aš turiu labai daug... Dings? Aš tikiuosi, kad tau nedings, aš labai norėčiau, kad tu būtų, aš norėčiau, kad tau sektųsi ir viskas augtų, bet kad su liktų augimu tu ne... O tai kaip man to išvengti? Tai kažkaip tai prisimink mūsų pokalbį šitą. Vienas iš būdų prisiminti. Nes yra tokių, žinok, labai daug. Tai pilna, tai visi kažkurio vienai par... Tai va, ir man dėl to kartą, nes aš neįvardinsiu kas, bet, pavyzdžiui, per mano, kiek aš jau metų, aš dabar galvoju, tame sukuosi, nuo kelias žvaigždės aš patekau turbūt 2007 metais, tai grubiai, nuo... Wow, 2007 čia buvo, ne? Ja. Tai nuo tų, taip, žinai, ir kilo visi šitie reikalai. Tai įsivaizduoju, kiek aš, pavyzdžiui, žinau, dabar A lygio žvaigždžių, kurie tuo metu ten niekas nebuvo ir jie ten galėjo bet ką padaryti, kad tik tai juos parodytų. Tai aš ten bet ką. Ir dabar, pavyzdžiui, būna, aš skambinu kokiam nors ten, tarkim, tam veikėjui, aš sakau, būti, žinai, tai kaip gyvai. Ne, turiu laiką, žinai, ten. Nebenori. Pliama, galvoju, žmogaus, žinai, aš suprantu, kad jo, turbūt negali tu stovėti vietų ir gal ten vėlgi, žinai, kiekvienas pasirenka savo, bet aš toks galvoju, pliama, prieš ten kokį 10-15 metų būtum bet ką padaręs, kad tik tave pakalbintų, žinai, o dabar tu paskambini ir jau ten su tavim, žinai, taip atmestinai kalba. Tai va, labai nors yra ir žmonių, kurie priešingai elgėsi, kurie iki šiol išlikę faini, paprasti. Ir aš visą laiką vertinu tą tokį, žinai, sąžiningumą. Aš visą laiką mėgstu, aš kaip sakau, jeigu nenori, tai pasakyk sąžiningai. Žinai, nieko prieš tave, nieko prieš tavo laidą, bet nenoriu, žinai, man ten paskui vėl ten komentuos, rašys ten kažką. Kai tau žmogiškai ir fainai atsako, tada tu net, kažkaip ne, kaip čia, okei viskas. Bet kai tau sakau, man antrai pradeda ten, žinai, kad čia mane trukdai, iš neskambinė, kad čia. Tada galvoju. Nors tu jau su jais šnekėjai prieš 10 metų, ne? Tie patys žmonės, ne? Taip. Aha. Tai va. Tai, o tu pati, ko tu sieki dabar tavo karjeroje, ko tu norėtum ateityje? Ar tu labiau nori būti rodoma prieš kameras, ar labiau užkulisiuose nori toliau būti, ar ir ten, ar kaip čia? Aš galvoju, kad gal man fainai ir ten, aš gal labiau dabar, žinai, ne tai, kad labiau susikoncentravus, bet man dabar visai neblogai eina ir vėlgi su muzikinė veikla. Jo, aš mačiau mano Lelija dainą, ne? Balta Lelija. Daug milijonų. Jo, tai man visai neblogai einasi dabar. Klausau. Ir aš tokia, žinai, aš pasirinkau labai aiškiai rinką, į kurią aš noriu eiti. Kaip jau šitą rinką vadina? Zavadyla. Tokias zavadylas. Aš nežinau. Žinai, kodėl aš pasirinkau? Radio dainos tai stopų dovai. Jo, radio dainos. Radio, kurias neperjungsi, jaučiu palygą. Ne, aš tokia balių dainininkė, tokia, žinai, kur... Bet supranti, kodėl taip yra? Aš tau pasakysiu taip, kadangi aš vaikas esu iš mažo miestelio ir man, pavyzdžiui, kai aš nuvažiuoju ar su televizijos, ten kokiu reportažu, ar su to pačiu koncertu į, nežinau, kažkokį tai miestelį ar miestuką. Ne tai, kad apie užvedinėjimą, man yra smagu su tai žmonėm pabendrauti. Jie yra visai kitokie negu miesto žmonės. Supranti, pavyzdžiui, man dažnai sako, o tai kada tu Vilniuje koncertuosi, sakau, niekada. Dėl to, kad čia ne mano publika, žinai, tai aš puikiai suprantu, kas aš esu. Nuobodus čia Vilniuje tam? Ne tai, kad nuobodus. Visas telefonais nešoka? Žinai, kas yra, tai čia Vilniuje šiaip yra perpildyta tų renginių, čia visko daug, supranti, o ten, pavyzdžiui, kokiuose biržuose, kas biržuose? Biržoje, pavyzdžiui, ten, kaip pavyzdys, žinai, ten tu atvažiuosi, ten tavęs lauks, ten visi tavęs norės, ten, žinai, tave pačiupinės, su tavim nusifotografuoti, jo, ten fainai, ir žmonės patys ir savęs yra be galo fainai. Aš dabar turėjau šį savaitgalį 2 koncertus, vienas buvo Žemaitijoje, kitas buvo Lietuvos rajone Miroslavė. Buvo bendruomenė. 2 koncertus turėjai? Jo, aš ir penktadienį ir šeštadienį. Šiaip mano kiekvienas savaitgalis dabar yra užimtas. Aš kiekvieną savaitgalį koncertuoju skirtingose miestuose, miesteliuose. Tai va, pavyzdžiui, Miroslavas, ar ne, Lietuvos rajonas, vyko bendruomenė šventė. Man tai fainai, kai prie manęs prieina, pavyzdžiui, kokia nors ten, kad ir močiutė, ir sako, laisvutė, kokia jūs faina gyva. Sakau, ačiū Dievui, kad dar gyva. Man fainai, supranti, jie yra nuoširdus, jie, žinai, jiem negaila pasakyti gerą žodį. Mieste labai daug, žinai, kaip yra arogancijos, žinai, aš, pavyzdžiui, kartais nuo to būna,
Aš, pavyzdžiui, būna ten kviečia kokį renginį, aš net neinu, nes mane nervuoja, nes aš matau tą tokią aroganciją, pasipūtimą, žinai, kas mandresnis, kas daugiau pinigų turi, kas ten, žinai, prabangesnių rankinukų atėjo, nepatinka man. Aš jau geriau, tegu mane laiko kaimietę, tegu ten sako, ką nori. Aš žinau, kad aš pas tos žmonės nuvažiuoju ir aš ten tikra, žinai, būnu su jais. Yeah. Tai man tas patinka jausmas. O vat, panuškė ar ne? Ne. Įvairiai būna, beje, bet mane šiaip dažniausiai turiu atlikėjų, kurie mane durnina ir sako, tu kvaila, kad tu eikvoji savo balsą ir kad kam tu čia vargsti, žinai, bet aš vis tik už tą tokį, žinai, gyvumą, man patinka. Vėlgi, aš dainuoju, kadangi aš dainuoju, tai man yra smagu dainuoti gyvai. Ir tu nori girdėti ir save. Ir noriu girdėti ir save. Aišku, būna visokių situacijų, būna, kad tu atvažiuoji į šventę, aš, pavyzdžiui, žinai, kaip sako, ar tu bijai, ten, žinai, manęs klausia prieš renginį. Ir aš sakau, dėl savęs tai aš nebijau, dėl to, kad aš žinau, ką aš turiu padaryti. Bet man, pavyzdžiui, būna baisu dėl to, kad aš atvažiuoju, kartais aš nežinau, kokią aš aparatūrą rasiu, koks tai yra garsas. Koks mikrofas, kaip ten, nežinau, tas pats garsistas sudirb, žinai, tai daug tokių, žinai, būna, kur tau reikia, būna, kad tu vietoj sukiesi iš situacijos, žinai, nes tu supranti, kad oho, bušakė, žinai, o tu ten kokią valandą laiko turi non-stop atvaryti, žinai, tai yra ką veikti. Kokie dar yra buvę va tokie feilai? Oi, daug esu turėjęs. Dainuoji ir nieko, nėra garso. Jo. Ir žinai, papasakosiu. ir vėl papasakosiu istoriją, kaip aš sakiau, vakar reiškia, aš supranti, esu šiaip galvoju, kad geras žmogus, žinai, ir aš prisimenu, buvo pirmas vasaros renginys, mane pakvietė, man atrodo, Molėtų rajone, ten kažkoks miestelis, irgi ten miestelio vasaros atidarimo šventė, žinai. Ir aš kaip šiandien prisimenu, sėdžiu automobilį, jau ten ta šventė vyksta ir aš dar turiu, kad darau, sakau, blemo, kaip aš čia sakau, nesijaudinu, kaip čia viskas fainai, jau aš čia šventėj. Ir žodžiu, aš ateinu, ten lauko šventė vyko, ir aš ateinu prie garsisto ir aš jam duodu tą flešiuką ir aš girdžiu, kad vedančioji, žinai, mikrofoną šneka. Ir girdžiu, kad tas garsas, žinai, kaip būna tas žaislinis plasmasinis mikrofonas. Žodžiu, yra kaip žaisliniai mikrofonai. Aš ką turiu minti, kad, tai yra baisus garsas. Jo. Ir aš tam garsistui sakau, klausyk, sakau, aš turėsiu dainuoti, sakau, va, tą mikrofoną, kur ta vedančioji, žinai, dainuoja, tą, kalbą. Ir jis sako, jo, žinai. Sakau, tu kaip tu, sakau, įsivaizduoju, aš čia valandą laiko tokį mikrofoną tau atidainuosiu, sakau, tai čia neįmanoma. Ir jis man sako, klausyk, tu mane, sako, nieko neklausk, aš iš vis ne garsistas, mane čia pasodino tiesiog perjunginė dainas, aš tau nieko nepadėsiu. Ir aš, supranti, stoviu, galvoju, tai ką man dabar daryti? Galvoju, ką daryti, supranti? Ir jau žmonės mane mato, jau jie, supranti, jau jie ten vos neploja, jau laisvutė atvažiavo. Ir aš galvoju, gerai, lipu. Užlipu aš ant tos scenos ir ne tik, kad garsas, ta prasme, yra toks blogas, kad ten net neįmanoma jį dainuoti. Ta prasme, ten geriau net nedainuoti mikrofoną, ten geriau tiesiog va tada be mikrofono. Bet negana to, kai pradeda groti daina, ta daina, įsivaizduok, jinai skamba, dingsta. Vėl įsijungia, dingsta. Ir kai taip nutiko dainos metu 5 kartą, aš tau nemeluoju, tai buvo 5 kartą, o aš tai stoviu ant scenos, tarsi žmonės į mane žiūri, jie tai nesupranta, kas čia vyksta, jie iš karto galvoja, žinai, atvažiavo laisvą ir kokią čia mums programą atvežė. Tai dabar tu klausyk. Žodžiu, nuskamba ta daina, aš sakau žmonėm, aš sakau labai atsiprašau, sakau, jūs turbūt patys girdit, kad, čia neįmanoma, žinai, sakau, kažkas yra su aparatūra. Aš šnekėt su žmonėm pradėjai. Ir aš sakau, duokit mums kelias minutės, gal kažką vaikinai sutvarkys. Žodžiu, aš ateinu pas tos vaikinus, atiduodu tą mikrofoną ir sakau, man, žinokit, sakau, neįdomu, bet sakau, aš jums sakau, su tokia aparatūra nieko nepadarysiu. Žodžiu, jie ten, aišku, pradėjo, žinai, ten kažką kuistis, čia gal kitą mikrofoną ieškot. Ir tos močiutės sėdi ten tą publiką ir sako, laisvutė, mums gerai, lipk ant tos scenos, dainuok. Ir aš galvoju, blemba, aš suprantu, kad jums gerai, o kaip man? Ir tu klausyk, ir aš vis tiek įsivaizduok. Jie ten pakeitė mikrofoną, nors ten pakeitė ir ten nieko situacijos nepakeitė. Aš užlipu ant tos scenos ir dar gal kokias 3 dainas, va tokiom sąlygom, ten bandau atidainuot. Aišku, tada viską, ten to koncertų visur netidainavau, nulipau nuo scenos, atėjo bendruomenės pirmininkė, atsiprašė, sako, negalvom, kad čia tai bus, žodžiu, čia mūsų, žinai, klaida. Ir mintis yra tokia, kad kažkas tame renginyje, ne kažkas, kažkokie, žinai, jaunimas, nufilmavo ten vieną iš tų pasirodymų, įkėlė TikToką, žinai. Ir ten, aišku, tai, žinai, nėra kokybės, aš tokia visa pasimetus su to mikrofonu, žinai, ir kaip atrodo. Ir man toks, blema, žinai, ir norėjau gero, supranti, nes man buvo nepatogu. Aš jau ten, žinai, su tą publiką bendraut, kad kažkaip dar tą šventės tokią atmosferą išlaikyti. Ir bam, žinai, turėk TikToko, supranti, tokį video, kur, pažiūrėkit, kaip laisvai iš serijos dainuoja. Ir ką, komentarai pasipylė nemalonus? Aš neskaitau komentarų. Aš net, ten gali būti 1000 komentarų, aš nelendu, žinai, dėl šventos ramybės. O peržiūrėjau ten tą video, esmė, kad tas video kažkaip išpopuliarėjo, nepatogiai tau? Gal ne, aš nežinau, gal ir ne, bet aš jį mačiau, žinai, man buvo nemalonu. Tai
Ir galvoju, vat man pamoka, kad kitą kartą... O vat ką kitą kartą? Nu, kad kitą kartą tiesiog, jeigu aš matau, kad jeigu matysiu, kad yra va tai blogai, tai tiesiog turiu atsiprašyti žmonių ir jau daugiau antrą kartą nebelip, žinai. Geriau nedainuotum? Nu, ta prasme, vis tiek turi būti kažkokios, turbūt, matomai, kaip čia... Minimum level. Ribos, technikos. jo. Nors aš dažniausiai stengiuosi išsiaiškinti, žinai, ir ten buvo taip, kad man buvo pažadėta, kad bus gerai, nu, ta prasme, kad viskas bus okei, žinai, viskas bus gerai. Tai va, bet aš sakau, man buvo tiesiog gaila, nes tu jau esi renginėje, jau tave žmonės mato, tu jau, žinai, užlipi ant scenos ir ką daryt, ką. Nu, tai va. Bet čia vėl toks, žinai, viskas okei. Čia, aš, žinai, kaip sakau, kiekviena tokia situacija tave moko. Ir aš, kaip sakau, dėl to aš galvoju, kad turbūt nėra situacijos, iš kurios aš neįsisukčiau, žinai. Galvoji? Manau, kad gal jo. Tai čia labai gerai, žinai, yra tai pasitikėti, čia iš pasitikėjimo savimi. Ne iš pasitikėjimo, tu žinai, kiek aš turėjau dirbti, kad mane tiek kartų yra, žinok, aš taip pasakysiu, mane tiek kartų yra, aš šiaip esu labai jautrus žmogus. Ir, pavyzdžiui, kaip tu klausai ar skaitai, aš komentarų neskaitau, nes yra žmonių, kurie sako, aš tai čia neimu į galvą, aš tai konkrečiai imu į galvą. Ir aš jeigu perskaitau, aš paskui pergyvenu, aš tada tokie, žinai, pradedu analizuoti, galvoju, nu, kodėl, žinai, žmonės va taip va šneka, nu ką aš jiems ten blogo padariau, nu ar jie mane pažįsta. Ta prasme, žinai, kodėl to pykčio tiek daug, kodėl to tokio, žinai, neigiamumo. Tai va, tai kad nepergyvent ir savęs nekankint, aš tiesiog neskaitau, galvoju, jeigu mane iš šono kas nors išgirstų, kaip aš su savim dirbu, tai turbūt sakytų, kad aš esu beprotė. Nes aš, pavyzdžiui, aš turiu tokį dalyką, aš labai daug kalbuosi su savim, garsiai. Jeigu aš būnu viena namuose, aš kalbuosi garsiai, jeigu aš būnu automobilyje ir aš būna kažkokia nepatogi man situacija, nefaina, aš su savim tariuosi, garsiai, aš sakau, nu palauk, žiūrėk. Nu, tu čia taip ir taip ir taip. Ir aš, tada man palengvėja, tada aš kažkokiu net išeičiu atrandu ir tada suprantu, kad jo, žiūrėk rimtai, ko tu čia dabar, žinai, save ėdi, viskas okei. O tai kodėl tu galvoji taip yra? Kodėl su savim kalbuosi? Jo. Dėl to, kad aš turbūt nepasitikiu kitais žmonėm. Ir aš galvoju, kad nepasitikiu dėl to, kad aš galvoju, kad mano bėdos niekada kitam žmogui nebus tokios svarbios, kokios jos galbūt yra man. Ir dažnai, pavyzdžiui, net ir ten draugų ar pažįstamų rate, aš, pavyzdžiui, net nemėgstu dalinti savo problemom su ten pažįstamais ar draugais, nes aš žinau, kad dažnai žmonės pasako, nu, tiesiog tą akimirką kažką, kad tave nuramint, bet ar tai tikrai nuoširdu, ar jie tikrai pažiūrėjo tai kaip kažkokį rimtą, žinai, situaciją, tai aš dėl to pagalvojau, kad ką man apkraut žmonės, aš jau geriau savo problemas įsispręsiu pati. Dėl to aš, pavyzdžiui, turėjusi su gyvenime tokių labai įdomių, sudėtingų situacijų, kuomet aš jau bažnyčia, pavyzdžiui, aš sėdėjau bažnyčioje viena sėdėjau ir ilgai galvojau, kaip man gyvenime elgtis toliau. Bet man tokių, žinai... Seniai čia? Prieš kokius 7 gal metus turėjau tokių, žinai, sprendimų gyvenime. Padėjo bažnyčia tą dieną? Tai aš nesakyčiau, kad gal bažnyčia man padėjo ta turbūt visa ta aura, žinai, ta tokia didybė. Man reikėjo kažkur save padėti. Sprendimas nueiti kažkur, kad... Jo, ir man buvo beje labai keista, nes ten buvo visiškai nedarbo, man atrodo, nedarbo bažnyčios laikas ir jinai buvo atrakinta. Ten iš vis nieko nebuvo, aš nelabai suprantu, kaip aš ten iš vis patekau ir aš ten tiesiog atsisėdau ir kiek aš norėjau. Net miegot galima. Gal dar reiktų ten. Čia buvo Justiniškėse, tai aš prisimenu, aš važiavau namo ir man tai buvo negera ant širdies, aš galvoju, palauk, kažką reikia daryti, žinai, neiškotėsiu. Jo, daug kas dabar tokiose situacijose ieško psichologų ir panašiai, tai teko tau apsilankyti? Ne, nebuvau niekada, nors nemanau, kad tai yra blogai, aš manau, kad tai yra labai gerai. Ypatingai, jeigu žmonės turi, žinai, kažkokių neatsakytų klausimų ir jau patys mato, kad negali susitvarkyti. Bet aš kažkaip aš matai, aš su savim. Tu nesėdėjai ant vaistų, pavyzdžiui? Ne, niekada. Ir nors... O priklausomybę turėjai? Ne, neturėjau. Ir supranti, kaip yra, aš sakau, aš nors turėjau tokių, žinau, gyvenime situacijų, kur aš dabar pagalvoju, eik tu savo, kaip aš iš viso, supranti? Kad išgyvenai? Aha, buvo tokių skausmingų dalykų. Bet aš vėl, man padėjo, aš kalbėjausi labai daug su savim. Aha. Kalbėjausi ir aš visą laiką galvojau, kad, aš nežinau, iš kur gal man mama gal buvo įdiegus tokį dalyką, kad aš visą laiką galvojau, svarbiausia sveikata. Aš visą laiką sakydavau, kai manęs klausdavo, pavyzdžiui, dėl tos pačios mano šeiminės situacijos, ten, kai, žinai, vyras kalėjime buvo, tuo metu aš ten buvau pagimdžius, viena, Ir aš visą laiką sakydavau, nieko tokio. Čia ne problema, čia ne bėda. Aš visą laiką sakydavau, svarbus, sveiki. Visa kita yra, prabėgo laikas ir prašau visi kartu, viskas jėga ir ką. Ir dabar prisimenam tą situaciją ir negaliu patikėti, kad apskritai tam tai buvo, žinai. Tai o svarbiausia, kad 6 metus, pavyzdžiui, iš vyro laukiau. Tai, sakyčiau, toks jau nemenkas laikas, žinai, 6 metai. Ir kaip, 6 metai super nemenkas, ypač laukimo. Arba pavadinkime. Tai ir ne tik laukimo, tai yra
tai yra konkretus rūpinimasis ir atsidavimas žmogui 100%. Nes aš visą laiką, žinai, aš sakydavau taip, aš esu be galo emocionalus žmogus ir aš visą laiką sakydavau, jeigu aš mylėsiu vyrą, tai aš tam vyrui atsiduosiu 100% ir man nesvarbu, kas ką pasakys. Tai aš kai sutikau savo vyrą, ta meilė, tie jausmai, aš galvoju, tai man, žinai, mano aplinka man kiek sakė, kad kam tau čia tokio reikia, tu, žinai, kur tu čia lendi. Bet aš galvoju, palauk, ne, tai yra mano pasirinkimas, tai yra mano sprendimas ir aš visą laiką galvoju, kad tai jeigu tokioj situacijoje, jeigu tokioj situacijoje aš dabar žmogų paliksiu, kai žmogus man nieko nemelavo ir man pasakė, kad, nes mano vyras man pasakė, ne iš karto, bet jis man pasakė, kas jo laukia ir kas laukia manęs. Ir jis man davė galimybę rinktis. Jis man sakė, tu gali nebūti su manim, nes bus sunku. Vaikas jūsų? Jo, bendras mūsų vaikas. Tai tuo metu, vėlgi, tada aš sužinojau, kad aš laukiuosi. Tai jis gimė, kai mano vyras buvo ten gal savaitę laiko jau įkalinimo įstaigoje. Tai šitas momentas ir buvo tavo skaudžiausias, sunkiausias periodas? Nes aš gimdžiau viena ir aš kaip šiandien prisimenu, man buvo taip skaudu, kad aš pagimdžiau viena ir aš, žinai, iš tualeto koridorium einu ir kaip filme, supranti, aš matau kitos palatos duris, žinai, praviros ir ten sėdi vyras, apsikabinę žmoną ir žmona laiko kūdikį. Nuliūdai, ne? Tu neįsivaizduoji, kokia tai buvo depresija. Galim buvo žiūrėti į tokius vaizdus. Tai galima, gražu, taip, bet aš gailėjausi, man buvo labai liūdna ir aš prisimenu, kad ką aš padariau, kai buvau gimdymo namuose, kad aš paskambinau tyrėjai. Ir aš tik paprašiau tyrėjos, ar sakau, galit pasakyti mano vyrui, nes aš žinau, kad ta tyrėja susitinka su mano vyru, galit pasakyti, kad jam gimė sūnus. Ir pasakė, jo, viskas jėga, žinai. Tai dabar, kai pagalvoju, man net keista, supranti, kad tai buvo, aš supranti, kaip yra labai įdomus gyvenimas. Ir žinai, aš, sako, niekada nesakyk, niekada ir sako, nejuokauk, aš prisimenu, vėlgi, čia iš žurnalistinių reikalų, prisimenu, buvo tokia istorija, kaip dainininkė Irma Jurgelevičiūtė apsivogė. Ir ten buvo irgi jos ta situacija labai nušviesta, darė žurnalistai labai daug reportažų ten apie tai ir panašiai. Ir aš prisimenu, kad aš filmavau irgi daug tų reportažų apie tai. Ir aš prisimenu, kaip aš buvau teisme. Žodžiu, vyko teismas ir mes ten filmavom tą visą situaciją. Ir aš kaip dabar prisimenu su to operatorium kalbu ir sakau, eik tu savo, sakau, tu įsivaizduoji, kokia gėda, čia po teismus, tas, anas, reiškia. Sakau, blem, žinai, sakau, jau man, kas, sakau, gyvenime, taip sakau, ir gyvenime nenutiktų, ta prasme, aš į kalėjimus važinėjau, aš naujus metus kalėjime susitikus. O už ką jisai sėdėjo? Už finansinius nusikaltimus. Aha. Jo, tai va, ir esmė tame, kad iš vienos pusės, ar esi sutikęs naujus metus įkalinimo įstaigoje? Turbūt ne. O aš, matai, atšvenčiau vienus naujus metus. Labai įdomu buvo. Per grotas, per spigliuotą tvorą, matyti ferverkus į orą kylančius. Su lasdelėm? Ne, nebuvo lasdelė. Mes tada buvom su vyru apsikabinę ir žiūrėjom, tai ir vyras man sakė, sako, tu pagalvok, sako, tu esi išskirtinė. Romantika. Kiek, sako, tokių kaip tu, sako, gali sutikti naujus metus įkalinimo įstaigoje? Nedaug. Bet, aišku, ta prasme, wow, kad va taip jūsų istorija prasidėjo, ne, ir susiklosti ir vis dar kartu. Jo, 10 metų jau kartu. 10 metų. Tai kaip buvo gyvenimas, kai visgi išėjo tavo vyras iš kalėjimo ir kaip jam buvo aplamai asimiliuotis visuomeniai, asimiliuotis šeimoje, naujas sūnus, ne, iš niekur atsirado, nes... Matai, nebuvo taip sudėtinga dėl to, kad Matėtės dažnai? Jo, aš nei vieno pasimatymų nesu praleidus. O kiek tų pasimatymų gali per savaitę? Ne per savaitę, ten būdavo, man atrodo, per mėnesį kartą. Jo, per mėnesį kartą ir telefoniniai būdavo, man atrodo, pokalbiai. Irgi dabar neprisimenu, kiek ten tiksliai buvo galima. Limituoti, ne? Limituoti, jo. Tai vat, o už gerą elgesį arba ten paskatinimus, ten karts nuo karto būdavo, kad ten įskirdavo papildomą kokį nors pasimatymą, žinai. Ten, tarkim, tai gerai, ten karts nuo karto, gal ten į mėnesį 2 kartus ten gali važiuoti. O tu kažką atnešdavai jam? Jo, aš matai, buvau dar papuolusi tą etapą, dabar tai yra jau pasikeitus tvarka ir tiesą sakant, įkalinimo įstaigose ten tvarka keičiasi, žinai, kaip sakau, kaip diena, taip naujiena. Dabar geriau ar blogiau? Aš nežinau, ar geriau ar blogiau. Kaliniam. Turbūt įvairiai, žinai, reiktų sakyti. Bet aš, tarkim, apie tą, kaip tu sakai, aš kažką atveždavau. Tai aš tuo metu buvau dar tuo metu buvo ta tvarka, kad tu galėdavai iš laisvės nupirkti, susipirkti kažkokį gerbuvį. Tarkim, tu atvažiuoji į kalinimo įstaigą, kažką valgysi. Turėsi gert kavą. Tu pati. Mes kartu. Nes mes, įsivaizduok, atvažiuojame, mes gaunam kambariuką. Jo. Ir kaip bendrabutį. Ir ten tam bendrabutį, ten ir kitos šeimos susitinka, žinai, dar tuo metu leisdavo ir su vaikais beje atvažiuoti. Paskui jau ten pakeitė tvarką, dabar man atrodo gal negalima, su vaikais man atrodo dabar galima tik į trumpalaikius, ilgalaikius nebegalima, man atrodo, vaikų vežtis.
Tai va, tai žodžiu, tai mintis yra tokia, kad aš su tarbom, ta prasme, prisipirkus maisto, žinai, su vaiku, kuris mažiukas, ta prasme, kėdutė. Tai aš prisimenu, aš įeidavau į tą įkalinimo įstaigos jau teritoriją ir ten tokie kalindukai vaikščiodavo, žinai. Ir aš sakydavau, vyrai, būkit gerai, padėkit man, nes aš nenusinešu, fiziškai nepajėgiu, žinai. Tai va, bet... su 2 maišais ir su vaiko ateidavai aplankyti. Nu, wow, nu, aišku, daug ką pasako apie tave, ne, kaip moterį. Jo. Ir šiaip, nu, tai žinai, ten manęs buvo visa atsakomybė visos šeimos, aš viską, žinai, man reikėjo išlaikyti šeimą, man reikėjo galvoti, iš kur gauti pinigų, tuo metu mano vyras irgi, tais, tuo metu, tai ir jam pinigų reikėjo, aš jam irgi siūsdavau, žinai, ten, kad nieko netrūktų, kad viskas būtų. Nu, va, ir išeina jisai, ne? Jo. Ir kaip gyvenimas keičiasi, pagerėja tau? Man? Aha. Ne, tai matai. Palengvėja? Taip, tai aišku. Tai, žinai, tokia net, nors aš tokia, matai, kaip yra, tam tikra prasme per tos 6 metus aš išmokau būti labai labai savarankiškai. Ir man principė, žinai, aš ir sakau, gal tau maišyt pradėjo, žinai. Ne, gal nebuvo, ten juokais gal ir pajuokaudavau, sakydavau man, čia, žinai. Bet ne, tai žinai, vis tiek dviesi yra kitaip dėl to pačio vaiko, pavyzdžiui. Tai žinai, ten, va, iš mokyklos, tau jau nebereikia iš darbų skubėti, ten galvoti, ar ten tu spėsi su filmavimais, jau yra žmogus, kuris nuvažiuos paim, žinai. Arba ten, nežinau, tokie buitiniai dalykai, lemputė, žinai, ten perdegė. Bet kas dviese visada. Jo, visada yra, žinai, jo. Nu, nekalbu apie tai, kad jo, tada atsiranda kažkoks ir finansinis gerbuvis, jau dviese yra daug lengviau. Nu, viskas yra kitaip, žinai, tai faktas, kad taip. Nu, ir žinai, ir nėra sudėtingiau, kai tu, kaip čia, žinai, kad žmogus yra gyvas, bet tu jo negali matyti. Tas toks, žinai, keistas jausmas, kad... Ir dar kai nori, ne? Jo, kai nori ir negali, o po to jau, kai tos galimybės leidžia, vėlgi viskas kitaip. Nu, tai aš visą laiką svajojau apie normalią šeimą. Taip. Aš niekada nesvajojau, kad mano šeima tokia bus, žinai. Taip, tai aš neįsivaizdavau. Bet kai man pametėjo gyvenimas tokį, aš tiesiog nenorėjau būti bailė ir aš galvojau, kad, nu tai gerai, tai jeigu aš dabar šito pabūksiu, tai, nu, sakau, aš matai... Bet tu turėjai mylėti, čia nebuvo, tau turėjo žmogus patikti ir mylėti. Labai. Bet aš matai, aš vėlgi, aš tokį pavyzdį mačiau iš savo mamos. Supranti, ir aš, pavyzdžiui, šiandien dienai galvoju, kad turbūt žmonės savo šeimose, nu, pavyzdžiui, jeigu vyrui kyla abejonių dėl žmonos, pažiūrėkit jų mamas. Nes mano mama, suprantate, aš visą gyvenimą mačiau savo mamą labai atsidavusi, jinai rūpinosi, jinai tempė irgi ten, žodžiu, nenoriu plėstis, bet aš tiesiog labai daug pasėmiau iš mamos tam tikrą prasme. Ir iš kitos pusės, sakau, aš niekada nebuvau ta naudininkė, man niekada vyro nereikėjo dėl pinigų, manęs niekada nežavėjo ten jo statusas, mašina ar ten, kad žinai, kažkas, tai aš sakau, aš laiką sakydavau, jeigu aš mylėsiu vyrą, o vyras mylės mane, jis bus protingas, mane gerbs, bus man ištikimas, aš ir 16 kvadratų kepdama kotletus būsiu su juo pati laimingiausia ir aš iki šiandien to laikausi. Tai, nu, aš čia, žinai, gali sakyti, kad aš gal durna, žinai, kitos, bet, nu, aš tokia esu. Nu, aš negaliu gyventi su vyru vien dėl to, kad jisai ten, nežinau, man kelionę padovanos, duos ten mašiną gerą pavairuoti. Nu, nenori taip. Jeigu, nu, nebent, aišku, jeigu tu ten myli, žinai, viskas okei, bet jeigu tik dėl kažkokių finansinių paskatų, ne, man tada aš jau geriau viena, žinai. Su tuo, kokia aš. Nu, super. Esu auksinė moteris. Jausminga, stipri, graži. Tarp kitko, turiu tau dovanų prie to pačio. Ką gausi? Jo, iš tikrųjų, nežinau, ar tau patinka, bet Beauty Collagen for Skin, Hairs and Nails, Strawberry Mint. O čia tau dovanų nuo Human Performance, papildai sportui ir sveikatai. Tu minėjai, kad sveikata yra labai svarbu tau. O ką iš tikrųjų darai laisvą dėl sveikatos, nes gražiai atrodai. Aš mačiau tavo vieną interviu, kur tavęs irgi klausė, Donata, kaip tu graži? O, nu tai aš vaiko turiu, aš mamai irgi, mano... Ką vaiką turiu, aš taip sakiau? Jo, tu rimtai taip sakei. Yra tokių interviu? Tu taip sakei. Tik nedėkit iš karpų. Jo, tu taip sakei, kad turiu vaiką, dėl to aš ir gražiai atrodau, vienu žodžiu. Ne, aš sportuoju, nieko aš nedarau. Ne, aš žinau. Per kelias į žvaigždės čia buvo kamurkiai ten kažkokie, Dana Rolandas ar kažkas vaikščia, Šagalilovaitė vaikščia, taip interviu. Ai, gal. Suprantu. Ne, žinai, kas yra, tai koks klausimas, kodėl aš tokia graži? Kodėl tu tokia graži, sveika, laiminga, jo, nu koks secret, nu ne kiekviena iš tikrųjų tokia energija skleidžia. Tai, bet čia, žinok, čia jau yra duotybė, žinok, aš galvoju. Čia, žinok, yra duotybė ir vėlgi, sakau, tu turi su savim dirbti, žinai, tu turi dirbti. O vat ką dirb? Nu, tai vienas geria kolageną ir sako, noriu būti gražus. Kitos valgo salotas, kitos sportuoja. Turi mylėti save, jo. Tai aš, pavyzdžiui, šią vasarą buvau tokia, žinai, pasinešus ant sporto, beje, jau sporto klubą, nes galvojau, kad vis tiek, nu, man 3-5 metai ir aš, man nebe 20, supranti, aš pati suprantu, kad jeigu aš noriu atrodyti gerai, tai man reikia... Aš, pavyzdžiui, valgau viską, bet yra tam tikrų niuansų, kad aš žinau, kad nereikia,
nu ten tarkim, vakare cepelino aš nevalgau, žinai. Ne. Okay. Kartais. Aha. Bet jeigu jau pavalgau, tai sekančią dieną tada biškiu, žinai, save pariboju. Nu, tarsi, žinau, aš... Nedaug valgai. Aš valgau normaliai, bet aš, žinai, labai pažįstu savo organizmą. Aš žinau, kad ką aš galiu daryti ir ko aš negaliu daryti. Ir aš būna, kad ten, žinai, ir pačytinu, bet jeigu matau, kad man jau nebepatinka kažkurios mano kūno ten linijos, viskas, aš tada, žinai, susiemu, vėl sugrįžtu į savo, žinai, formas ir tada vėl galiu pačytinti, žinai. Nu, tokia aš va. Galvau, kad... Tai va šitą gersi? Gersiu. Girdėjai apie kolagenus? Girdėjau, kad labai ten kažkaip tai gerai ir ypatingai žinau, kad jo, ir kad su amžium kažkaip ten mes to kolageno vis mažiau turim savo organizme ir kad tas pat papildas, jo, kažkur skaičiau, kad jo reikia, žinai, kad ten oda būtų, žinai, ten elastinga. Aha. Ir visa kita, žodžiu. Plaukai, nagai. Man viena tokia moteris patarė, sako, tu mylėk vyrą, mylėk vaiką, mylėk aplinkinius, bet nepamiršk, kad vis tik pati svarbiausia turi būti savo. Ir aš kažkaip galvoju, jo, gerai, tu čia pasakėjai. O minėjai, kad daug skaudžių momentų buvo, tai kokią skaudžiausią pamoką turėjai? Šiaip gyvenime? Mhm. Skaudžiausią pamoką? Gal žinok, skaudžiausia pamoka man toks buvo, gal, aš dabar galvoju, gal tokia, kad pati per žioplumą savo prisiviriau košį su tais visais vyro reikalais, tuo viršumu, žinai. Nes aš ten suprantu, aš dabar kaip galvoju, nors iš kitos pusės vėlgi, žinai, sako, nėra to blogo, kas neišeitų gera, nes po to skandalo, po to man buvo labai daug gerų dalykų. Nes tuo metu iš karto mane pakvietė ten į muzikinį projektą, ten nauja mano banga buvo, aš ten, žinai, jo, ten vėl mane, žinai, pakėlė labai daug. Tai, o šiaip tai, skaudžiausia pamoka, aš nežinau, žinok, aš galvoju, kad kiekviena, matai kaip yra, kad ir skaudžios tos pamokos, bet jos kiekviena davė man kažką vis tiek, supranti? Vis tiek aš iš to gavau kažkur mane nubaudė, bet iš kitos pusės man kažką ir vėl davė, žinai, tai toks net sunku būtų įvardinti. Gal, sakau, vienintelis kas, kad aš pati kvaila, nes esmė yra tame, kad turbūt niekas ir iki šiol nebūtų niekada sužinoję mano istorijos, mano šeiminės istorijos, jeigu aš pati nebūčiau Facebook'e pakeitus, aš visą laiką, mano mergautinė pavardė yra Baltrušaitytė ir aš ilgą laiką buvau Facebook'e tiesiog Donata Baltrušaitytė. Ir mes su vyru susirašėm įkalinimo įstaigoje dėl to, kad, dėl lankymo sąlygų, kad būtų paprastesnės, nes kai tu esi sugyventinis, ten yra biškiukas sudėtingiau, žodžiu. Ir dar ten, kad tu sugyventinis turi įrodyti, ten vėlgi daug reikalų, paprašiau tiesiog susirašyti. Ir kai mes susirašėm, aš tapau Gutauskienė. Aha. Ir man buvo toks, žinai... Pagal pavardę atrado... Ir supranti, aš durna, aš paėmiau ir pasikeičiau, parašiau Gutauskienė, supranti, iš tam Facebook'e. Ir aš kažkaip galvojau, kad kas čia mane seka, žinai, aš ten niekada savęs nelaikiau kažkokia žvaigždė ir ypatinga ten žinoma persona, kad mane ten, žinai, sektų žurnalistai. Ir matomai jie buvo tokių, kurie, žinai, pamatė, kas šitą Gutauskienė, čia pratikrinom, kas tas Gutauskas. Prižiūri ten teismų, tas, anas, 3, 5, ir nuo to prasidėjo. Istorija, ne? Ir tada, žinok, jo. Aš prisimenu... O tu gali sustabdyti, kažką? Negali. Aš tu įsivaizduok, kaip buvo, žinai, kokia situacija. Nors dabar, Dainiui Sinkevičiui linkėjimą, čia yra Delfi kriminalinių naujienų, žodžiu, redaktorių, žurnalistas, žodžiu. Daro YouTube video. Kietas bičas, kietas žurnalistas, fainas. Bet esmė yra tame, kad aš kaip šiandien prisimenu, aš einu į teismą, nes vyko teismas ir aš žinau, kad atveš mano vyrą ir aš galėsiu jį bent jau pamatyti. Ir aš įsivaizduok, aš lipu ir aš matau Delfi fotografas eina. Ir man tokia, o man, fotografas dar, bet Dainius. O mano aplinka, mano artimieji niekas nežino apie šitą situaciją, kad mano vyras jau yra sulaikytas, žinai. Ir aš suprantu, ir jau įsivaizduok viduj man, galvoju, jaučiu gal ne pas mane, aš negau nesąmonių, tai kaip jau čia gali sužinot. Ir aš ateinu ir žiūriu, tas fotografas stovi prie tų pačių durų, kur vyks mano vyro teismas. Ir aš jam sakau, o aš jos pažįstu, mes bendradarbiai, mes susitinkam tose pačiuose renginiuose teismuose. Aš sakau, ką tu čia darysi? Ir jis taip į mane, žinok, žiūri su to fotoaparatu, sako, tai va, sako, pas tave. Ir man toksai, sakau, bliam, ir aš, žinai, aš kaip šiandien, buvo geras, sakau, nefotkink, sakau, nedėk, žinai, sakau. Ir man sako, aš nieko negaliu padaryti, sako. Ateis Dainius, sako, kalbėk su Dainium, sako, ką, žinai, man liepia, aš turėsiu fotkinti. Ateina tas Dainius, buvo geras, žinai, sako. Čia mano darbas, ne? Ir aš kaip šiandien prisimenu, atveda tą mano vyras tais antrankiais. Aš sėdžiu ir suprantu, va dabar man šakis, viskas. Kad sužinos visi. Ir visi sužinojo. Iškart? Tai ten, tai kiek ten, po valandžiukės žiūri, tadan, ir dar, žinai, aš ten vėl, žinai, žurnalistė, tas, ten, žinai, ten Delfi pirmam puslapį, ten baisulinis, žinai, straipsnis.
Tai galvoji, tavo karjerai čia bus dugnas? Ne karjerai, man ta karjera buvo, ten, žinai, 100 metų man buvo artimųjų nuomonė. Nu, aš dėl artimųjų labai pergyvenau, žinau, kad mama sužinos pergyvens, ten, žinai, tas, anas, 3, 5, o aš nuo visų slėpiau, nenorėjau, kad niekas žinotų, žinai. Ir galvoju, viskas, va čia man šakė, žinai. Ir taip ir buvo šakis, ja. Ant bazaro. Ant bazaro. Visur iš visur, ne? Iš visur, žinok, ten paskui Blem, nu, tu turėjai ten atlaikyti, ne? Dar vaikas gimė tuo metu, ne? O kaip, aplamai, situacijos su vaiku dabar? Painai, labai aš žinai, kas yra, aš dėkinga vat sakau, tu susidaro, kaip gyvenime vis tiek viskas, aš sakau, nieko matomai šiaip savo nebūna. Aš turiu patį nuostabiausią, jis yra be galo protingas. Aš, matai, sako, kiekvieni tėvai savo vaikus giria, bet aš nesu iš tų, jeigu jis būtų ten koks, žinai, aš ir pasakyčiau, bet jis šiaip yra labai geros širdies vaikas, be galo geras. Jis, pavyzdžiui, mes vat savo vaiką išmokėm ir aš labai dėl to džiaugiuosi, mes išmokėm su vyru, be ko šeimoje neturėjau, nors mane tėvai mylėjo, bet, pavyzdžiui, pas mus nebuvo šeimoje priprasta kažkaip sakyti, ten aš tave myliu, pavyzdžiui, ne? Nu, mes kažkaip nežinau kodėl, bet toks, tu žinai, kad myli, bet ten nebūdavo, kad ten ateitų, tau sakytų, tėvai, ten aš tave myliu. Kažkaip, nežinau, pas mane taip nebuvo. Ir vat mes su vyru išmokėm, kad sakyt, aš tave myliu, yra ne tai, kad būtina, bet taip normalu. Yra, jo, fainai, ir reikia tą sakyti, ir aš prisimenu, man pačiai buvo, reikėjo dažnai kažkaip persivers, kaip čia, žinai, kažką. Ir jo, ir, pavyzdžiui, iki šiol sūnus ateina, ten apsikabina, sako, mama, aš tave myliu, tėtė, aš tave myliu. Gali vieną dieną baigtis jo Nu, tikiuosi, kad taip nebus, žinai. Ne, gal ir nesibaigs, žinai, aš manau, kad labai reikia kažkaip protingai, žinai, mes su juo taip, žinai, ir kaip su, žinai, sūnus, taip, jis vaikas, bet iš kitos pusės jisai, aš noriu, kad būtų toksai, žinai, kad nebijotų mums pasisakyti, kad jeigu kas nutiko, žinotų, kad jeigu kas nutiktų, kad jis žinotų, kad aš nebūsiu, ar ten tėvas nebus ten kažkokie, žinai, išprotėję, kurie ten kažkaip jį bandys, žinai, menkinti, ar ten dar kažką sakyti, kaip tik, kad jis ateitų pas mus kaip pas draugelius ir sakytų, mama, žinai, man čia taip ir taip. Aš noriu, žinai, jam būtų tokia atrama, kad jis ne tai, kad sakytų, ai, ten tėvam nesakysiu, nes nesupras, vat kad kaip tik ateitų ir sakytų, aš noriu jam pasakyti, kad nes jie, žinai, supras, jie gal man padės, patars, kaip čia toliau elgtis, kaip ką, žinai, nu toks vat. Ir kol kas sekasi, žinai, tikrai sekasi. Donata, ačiū tau labai, kad atvykai. Ar tu mane dar kada nors pakviesi? Aik, tu aišku, man žiauriai patiko. Nu, tai, tu kaip Janisi pakviesi mane padainuoti tavo vestuvės balta lelija? Wow, nu tai čia tai aš tai jau dabar privalėsiu pakviesti. Aš pasižadu tą padaryti nemokamai, su gera nuotaika ir dar nufilmuosim kakadu reportažą ir parodysim visą Lietuvai, koks tu esi nuostabus jaunikis. Jo, nuostabus, kaip ten neišdavinėjo, ne? Nu, stenkis, blemba. Būk ištik. Man žinok, svarbiausia yra ištikimybė. Aš girdėjau, kad tu sakai ne vieną kartą. Nu, aš prisiklausau tokių kaip tų žmonių, tai man yra net pavyzdžių. Nu, bet dar jaunas, tau 3 metų. Aišku, jaunas. A ne? Dar gali, aš tau leidžiu, kokius dar 8 metus gali pavarstyti. Zaivys, tai tada galėsiu sakyti, Donata leido 8 metus. Palauk, bet tu jeigu 8 metus lakstysi, palauk, kiek man bus po 8 metų? Paskutinis mano klausimas. Aš atrodau kaip 35 metų? Ne. Kiek tu man duotum? 25. 25. Ir iš tikro video, kurio žiūrėjau prieš 10-15 metų, kurie ten YouTube. Aš atrodžiau visai kitaip, o ne? Tu dabar atrodai jauniau. Rimtai? Man atrodo, jo. Bet aš, žinok, ir žinai, koks bairis, aš dabar iš Londono. Dėl kolagenų? Ne, aš iš Londono grįžau ir patikra, žinai, kur yra, žodžiu, kur tu turi jau paduoda ar pasą. Ką sako, ne tu? Aš padaviau pasą ir aš matau, ten ta viena pareigūnė sako, man atrodo, čia ta laisva, žinai. Ir aš taip stoviu, žinai, laukiu, ką jos ten... Radiją pasileidžiu. Ne, ir ta kita pasėmus vėl tą pasą į mane ir sako, gerai, galite atsakyti keletą klausimų. Nu, sakau, galiu, galvoju, ką aš mąstu. Mamos ir tėvo vardas. Ten, žinai, atsakiau, sūnų turit? Turiu. Koks vardas? Ten atsakiau. Ir ten, žinai, tokių pametėjo ir tada sakau, kodėl, sakau, klausėt? Nu, nes, sakau, jūs čia visiškai save nepanaši. Sakau, ta prasme nepanaši. Nu, nepanaši. Ir aš taip, okei. Turi čia? Neturiu pasą. Įsivaizduok, normaliai? Nu, reikia pažiūrėti, žinai, bet čia tokia tipinė situacija moteriams, žinai, viena, žinai, mėgsta keitinėti šukuosenas, mėgsta keitinėti, kaip atrodo. Nu, yra, žinai, bet aš, matai, aš žydžiu, kai man vyras sako, tu kaip čia iš... Kaip vynas senas. Kaip, tu sako, į gulbę virsti, žinai, tai va, matai, kaip gyvenime kažkaip nutinka. Nu, matai, gal dabar viskas gerai gyvenime yra, nes palyginus, kaip buvo, tai tikrai dabar daug geriau skamba, ne? Dabar geriau. Ačiū labai, Donata. Tikrai labai malonu. Dar kartelį. Ačiū. Labai džiaugiuosi už mūsų pažintį. Super. Ačiū.